turim tokią staigmenėlę, padarėm techninį aptarnavimą, Vitokal 33G, paleidau viską, uždariau duris ir jau beveik viską surinkinėjau ir toks garsas, toks vandens lašėjims, bėgims toks. Kas čia dabar taip? Pasižiūrus, slėgis pradėjo kristi. Trūko. Va. Žarna trūko. Čia įein va toj vietoj ten va dabar paėmėm, va, ten toj vietoj yra, paėmėm, nupjovėm ir laikinai uždėjom chamutą ir taip. Va, kol parvažiuos naują, turim pakeisti, va, grinai naują tą žarną. O nebuvo net matyt, kad būtų tokie. Ir taip greitai, kad nežinau, o, staigiai plyšo į viskas. Bet spėjom užbėgti už akių, nepipylė ne elektronikos, ne nieko. Viskas tvarkingai, va dabar tai paliksim, nes elektronikos negaliu įkišti inverterio. Va, dabar ten gražiai. Viskas tvarkingai. Parei žarną, pakeisim ir veiks toliau viskas.